Sveikybė, kas geresnė. €20 buvo įpilta, saliarkos įbėga kaip iš stiklinės vandens. Nei pakila rodiklė. €9. Tokia kaina. Į kokį mišką važiuojam? Ta, kur praeitą kartą buvom. Jurdaičiuose. Kur su... Tai tiesiog važiuojam, ką žinau. Įklaidžiojam. Bet link tau kampą reikia važiuoti. Ja. Važiuojam ragų ieškoti. Kaip sakot, elniai mumis statys ragą. Man atrodo, kai statys. Praeitais metais buvom, nei vieną ragą neradom. Šiandien, vakar sakė, kažkur skaitė, ar kur tu, nežinau, iš kur Kažkaip labai elniai miršt. Ein tiesiog ir rand negyvus elnius. Kažkokį lygą tipą vaikščią tarp elnių. Mes norim tik vieną ragą rasti, daugiau nereikia, būtų idealu, jeigu 2. Bet, Būtų idealu bent 1/4 ragą rasti. ja. Niekas, šiandien mes pasikūrė tą ragą atrasti, mes žiauriai pasikūrė. Tik tais dar reikia sustosim, nusipirksim pietų. Ja, dešrigalių kokį. Ja. Važiuojam į gilę skylę. Ką tik elnis vien skambina, sako, kažkuriuose koordinatėse mėtas rags. Mes dabar važiuojam į tą vietą, pažiūrėti, tas rags da yra, nėra. Sakė, praeivis elnis ėję, užmatė, sako, reikia paskambinti naujai. Paskambina, tai lėkiam dabar. Link Jurdaičių, jeigu kažkas vietinis ir žinot. Link Jurdaičių mišką. Ir tuoj prasidės baisus keliai, žvyrkeliai, o su šitu vežimu žvyrkeliai nėra patogiausias būtų vairuoti. Pasiklydom. Norime atrasti vietą, kur praeitais metais buvom. Galvoju, aš prisimenu, kur čia buvom. Neprisimenu. Į kairę, kolega. Į kairę, koleginės. Varom. Galima maudytis. Ko mes turim bagažinį atsivežę? Dešrigalių nusipirkom batoną. Turim tokį, kai jeigu koks šarns miškiai išlys, galėčiau akis iškaitinti. Čipsiukų su krevetėm, servetėlių, kečupą ir dešros. Ar nešis tą krepšą dabar? Ne. O jeigu aš norėsiu įsti? Grįši paėsi. Bet tą pasiimu. Nesim. Jeigu šarns koks. Eik tik tais. Jeigu... Žiūrėk jau, bitė! Kur? Jau kamanė čia visa. Didelė buvo. O jo. Nenoriu. Jau pradeda raganėti, palauk. Ateik čia. Kuri nėra? Nežinau. Užrakinam, nes čia matau mašinų nemažai važinėja aplinkui. Einam, žiūrėt, kur čia? Vienas pėdsakas jau. Eiti, palei pėdsakus reikia eiti. Golfesteriai nuo duobių išdriba. Sitvarkyta. Aš apsimau ką tik įskalbtus batus, bet čia tokie tešlynai. Čia reikia eit biškį gal ant pievos. Gerai, žiūrim, reikia žiūrėti kanalus. Tai aš einu į aną pusę. Tai aš irgi tik aš čia vaikščiosiu kai durnius. Tu manęs nekopijuok, žiūrėk kokie pėdsakai didelė. Tai čia šarns. Čia šarns, jie 100%. Sakai, man ana vieta, žiūrėk čia prišika. Čia šarna, šūts. Man ana vieta labiau patiko, ten galėjai eiti ir į kanalą galėjai biškyt, atsimeni. Tik nebeprisimenu tos vietos aš. Tai gal čia per vėlai gal išrinkti visi tie ragai. Žiūrėk, ką radau. Ką? Ne ragą, bet tamsaus alaus. Galėtume... Noriu pasakyti, elniai pritvoja. Va čia va žiūrėk bėga bandas, matai va?
iškapstyta. Tuoj nuo juks nueis. Apžiūrėjus apstanovkę. Atsargiai. Reiktų šikti. Čia turėjo dabar, va, ties šiuo momentu elnis bėgti ir į šitą ragą į šitą šaką savo ragą įmušti, turėjo pamesti ties čia ragą. Kažkas paėmė jau. Tu įsivaizduoji, kaip būtų gerai, jeigu va dabar einu iš karto randu. Viskas. Važiuoju namo švęsti. Atsargiai. Čia tik atsargiai, žinok, tešlynai. Reik čia eiti. Čia prišikta. Ja. Dabar. Bet aš bijau gyvačių, aš mačiau, kad dabar jau vaikščiojo miškį ir rado gyvatės. Čia nėra, man skambina elniai, sakė, apžiūrėjo visą tvartą. Gerai, bandau. 1, 2, 3. Eik tu. 2. Nors čia nėra daug, bet čia... Eik tu koks. Remba. Tešliškai. Kažko girdėjau. Tu nebijai? Ko, aš žinau. Aš bijau su tavim. Va, jie. Čia kažkur jie. Einam. Giliau į mišką. Aš jau irgi noriu sysio. Aš ko bijau, tai šernų ir vilkų. Bet skambina elniai, sakė, nėra. Baby, gal einam pagal pakelį. Aš nenoriu giliai eiti. Taigi čia va, gatvė. Bijau. Mano bat sulūžęs. Man, žinai, kiek sniega pribrėda. Galiu sutvarkyti, sakai, sutvarkysi. Tai čia batų taisykla miškė. Sutvarkyk. Pala, žiūra, šernų nėra. Garielkos neleidai pasimti. Gerai. Čia reik stipriai. Man tiek sniega vidui pribrėda. Ja. Čia yra iškirsti medžiai, čia tikrai nebus jų. Gerai, šoku į kitą pusę. Na, šok. Rodė kaip šokį. Kitą dar šok. Kas? Kaip čia? Laps pašoka į orą. Mes nojus ir beta. Mes norim ragų. Mes norim ragų. Jeigu mes taip reikausim, tik aš... Nesiliktys mes reikausim, dabar rags pabėgs nuo mūsų. Sugalvokim skanduotę. Mes beta ir nojus, mes ieškom ragų. Va, čia jie. Kuilis kažkoks. Kuris jie? Geras kuilis. Kur šit kuilis jie? Pustuščiai miškai. Čia da gražu palyginus su kitais miškais. Radu da vieną kažkokį radinį. Ragų nerandu, bet varandu. Kas čia? Ne, nu tikrai būsim šį kartą malačiai. Išmesim kažkur. Galėjau šiaip į tą tamsų jalų paimti. Nu ja, bet mes neturim jokią maišą. Aš kažką radau. Kavas padėlį. Tapkės! Eik tu, nes čia turgui parduosim. Čia Ford? Čia Ford firma? Ne. Ai, gavau, ką Ford ženkliuks. Tapkės. Paimtas tapkės, bent jau ragų neradom, tapkių radom. Turgui parduosiu iš davurų. Tapkės radom. Aš sugalvojau, kokia čia istorija buvo. Pametė šitą, ką tu radai. Ja. Beidams užklimpai pametė šitas. Ja. Iš vis grįžo namo pliks. No. Be batų, be ratų. Gerai, važiuojame į kitą vietą. Važiuojame į kitą viečikę. Kolegas neuždarė bagažinės. Dabar daryk. Fakts, va, čia šitą vietą. Neatsimeni? Va, tenai prie mūsų būdos yra ta šerykla. Taip. Melagis paskutinis vagrynai, čia va. Bet žviegis, nesizduojat kaip žviegia ir teisinos, kad čia, tu neprisimeni. Dabar nori gauti. Bet einam čia, kolegos. Kolegos, einam pasižmonėt kolegiškai. O
Oh, no. Tai tu kolega, aš viskas išmirkęs. Čia irgi bėga Kaip šal viens. kojos, jūs neįsivaizduojat. Taip šal. Matai, kaip įnėt. Vas, tu subinė kišus stirną. Į čia gandrai, kaip suprantu. Ja. Žodžiu, hebrytė. Šitą vietą irgi niekam tikus, važiuojam į kitą. Labai čia neapskaičiavam viską, nes čia... Mes žinojom, kad bus tie šlynai, bet nežinojom, kad... Ant tokio šlynai, kad paeit neįmanoma. Gal feselis šiandien vien tik žvirkelius mata varšas. Nepasiduosim, važiuojam į kitą vietą. Rasim gerą ragą atrast kokį. Kaip šal kojos. Pūskite kojas vėją. Va, keturatis. Veršių kaims. A tu gal žinai, kur ragų yra? Nežinai? Važiavam, ieškojom ragų, atsiklydom į Žagarę. Taip netikėtai esam Žagariai, bet skranduks jau prašo valgyti, tai važiuojam dešrų kepti. A mes turim malkų, neturim. Iškepsim su šakom, žaliom, šlapiam. Pamatysit. Įrodysiu, kai įmanoma. Welcome to Žagarė. Žagarionski. Bliūdų nams. Jeigu reis keptuvės, tai galit rasti Žagariai. Mes jau 3 podus turim įsigiję. Nusisukam nuo sienos. Bliūdų. Pakarto, ką norėjai sakyti. Ką sakai? Sakiau, eina smagi praleist laiką, baby. O kamera buvo išjungta, tai aš ne visą laiką esu geras prie kameros. Ir už kameros esu geras. Aš gerulis! Nesu čia buvus. Parūko šia žikatika šia šašks. Kas? Ai, čia kapišons. Šašk numirė. Žiūrėk, padangos neblogos. Padangikės. Žodžiu, atvarėm visai gražią vietą, nesu čia buvus. Turim pavėsinę, ten pavėsinę. Turim laužavietę. Ten gali užlipti kalną. Atspėkit, kur čia randas. Teisingai. Žagariai. Va. O, dalets visai užšalęs. Kaip linguoju, eik tu savo. Žiūrėk galiu. Opa, šaka jau viena yra. Kokia? Visai sausa. Ja, sausa kaip... O Jėzu, kokia sausuma. Ar rimtai? No. Negaliu patikėti. Kai mes šausim čia dešrų kepimą. Eik tu savo. Aš labai noriu valgyti, gal biškį užkandam. Tai valgyk. Pasipjaustėm. Kaip skanu. Opa, padėts man. Kaip tik džiovinos visą sezoną. Visą sezoną išdžiovins. Ai, su tokiu, tai čia degs, kaip nežinau kas. Eik tu savo. Tak, spilis pastatyta, dabar biški reikia kažko tokia smulkesnė, kad užsidegtų kaip paraks. O eik tu čia, va, degs kaip paraks. Šitė. Greičiau noriu dešrų. Tokį primesiu. Žinokit, aš šiaip ant pečkurysės imk. Tik apsuk. Ant pečkurė dalykų nesu profesionalas. Man labai retai pasiseka uždegti kažką. Aš miške ten, kai kiti važiuoja išgyventi per naktį su palapinėm, negalėčiau, numirčiau. Da, biškį reikia atsinešti. Man atrodo, mes šiandien žalias valgysim. Žiūrėk, kaip rakštis įlinda. Kur? Nematau. Čia nerakštis. Nu įlinda, va, splinteris į odą, va, pradūrė. Iš kiek dėrėm, kad užsidegs? Ką? Nu, mums reikia tik tiesiog ugnes. Man daugiau nereikia čia šašliukų nekepsim. Dabar žiūrėk, pasiemam šarną akių degintoje. Į dabar stebėkit.
Ai, tu jau viskas, iš kur spečius? Va, kaip gražiai lupas. Sekasi puikiai, esu labai patenkintas. Kodėl viskas sugriuvo? Jau galim kepti. Ką tu palaukda? Kepti, ką čia kepsianti, aš nuo žiebtuvėlę tada galiu kepti tą dešą. Pažiūrėk, koks čia smailos, pažiūrėk. Dok. A, čia gerai nugarai taisyt būtų. Kasyt? Dok. Tu remba esi? Ne, nu tai... Gerai, užteks, kolega. Deg. Svarbu deg. Kaip nugalast? Sausa kaip poperis, hebra. Sausa. O, ne. Pažiūrėkit, kokią sausumą. Net vieną iš tų malkų jaučiu į namus parsivešiu. Už kur spečiu. Vaikytė. Dažytė. Reik rankos nusivalyti, mes lietėm visokios bambalius. Fui. Reikia išmesti, čia yra konteineris tas bambalis. Ja. Kaip deg, beta, sakė. Pirmas suvalgiau, daugiau sugalvo, kad reik rankas nusivalyti. Šitie kokie skanus čipsai. Bet maksimui jų tai yra pirkti, tipo krevečių kokteilis. Na, žiauriai skanus. Dabar favoritai mūsų. Oh no. Ant tokių šokalų. Sulūžo. Kaip atidaryti? Pabandysim tavo. Žinau, greičiau nesusidegs toj. O, tavo Tai geresnis. mano aštrus. Man irgi. Man iškart 2 durk. Gerai, savo visi durk dabar. Toj. Ai, pažiūrėkit. Kokios skanios. Na ne. Aš dar vienos norėsiu. Iškeps man da? Galėjom kokią gurką pasimti. Pomidorą. Kai būtų dabar tie gurkiukai, ei, kartu Bet buvęs gerai, mano. tipo, gerai žiauriai iškepė. Karštos. Mes naujus pečkuris. Eik, tu sau. Va čia yra deserta. Kaip gerai, kai jau atsidarė tas sezonas. Toks vasaros. Pasikepti galima. Tai palaukit, kai bus koks plus 26. Su šortukais, semkos. Bet tik kai mes ragu čia ieškojame, ne? Porą vietų numarėm, įbridom su šalia kojo, visi baigės ragų ieškojimus. Tai nesibaigė? Kur tu berasi jų? Tai ten, kur kiti rand. Kur? Nu kur dabar važiuosim rasti ragų? Tai jau suksim kažkur skaisgerį. Prašom. Wow. Palauk čia tau su praėjusią kovo 8. Ačiū. Wow. Nu ką, nuo juk šaun čipsų da krevečio. Einu pažiūrėti, ką užgestų ugnis, nepalikt vienas. Žinot, koks vėjas, kokį žiežį arba čia medžių pilna aplinkui dėl saugumo. Tai reiks palauk, kol užges, įvažiuosim pakeliui, ieškau dar ragų, bet nieką neberasim. Bet tiesiog sakom, kad važiuosim. Viskas, pečius realiai užgesęs, pašildėm biškį žagarės parką, atsigavo visas. Reikia čia dangti. Gali pafilmuoti biškį. Valgau. Reikia išmesti šliopkės. Išmesk. Nedyk į krepšą. Išpurtysiu, nenoriu liesti. Bet va, 2 šiukšlės iš mišką paėmėm. A ne.
Kokia mašina graži. Su perėjimu. Kelnes įskelbinkė, kitų kelnių neturiu. Vienas be kelnių bus. Nu, užkandau tikrai, tai toks pils, jaučias toks pils. Sotus skanos. Toks pils dešras. Bet tokios skanios dešras, ta prasme, taip skaniai iškepė. Nu, iš Norfikės, va, dešrykės paprastos. Greitai ir paprastai. Mhm. Varom. Bais. Kaip? Sakė, Nu, ko sakai? draugė sakė, vienas žmogus važiavo ant dviračio 30 gal kokius ragus susikabinės ant dviračio radęs. Facebook'e išmetė, kad eini į Vagrynį prieš ant medžio šakos kabaliuoja raks. Nu, mes iš tikrųjų ėjom šūdinai. Nu, nes dėl tų, ką mes įsirinkom šūdinus miškus. Miškus ir apranga netinkama. Kaip Jo. sakot, reikia antros dalės rago ieškojimo. Reikia! Bet galingos, kur jau ant golfo bagažinė nebetiltų man ragai. Kaip sakot, reikėtų tokią variantą. Reikia. Komentuokit. Jeigu visi komentuojat, ją reikėtų, tada darom antrą dalį, bet jau nuo Juks apsirengs su botais, su kombinzonu ir su kažkokia ragatkė kašarna, jeigu ką nušauti. Čia kaip ir sakiau, kad netinkama apranga mūsų ragų ieškojimam. Ir šitą batai nusipelnė konteinerį. Atvažiavam katiną pašerti. Šlapę maistą biškį duot, nes jau mėnesį sausą maistą vien valgo. O kur tai ne? Tai raktą reikia paimti. Kici! Civikiuks. Katiną pakviesk. Gastrolėse stopadovai. Kici! Kyce, atvežėm troškinį. Alio. Kici! Kici! Nu, man rašė ryte, kai išeisi iki draugų. Jo, Bet tu turėjai jau grįžti. tavo. Kyce. Centų gavo. Rada centų garažė. Čia jau virš eurą kažkur. Einu paskaičiuosiu. Pažiūrėkit, jau garažą tvarkymas prasidėjo. Čia dabar visą šitą atitempėm. Lentynų užpirkta. Čia visi stalai nukrauti. Viskas surūšiuota. Čia visi varžtai. Čia visi visokie skyšiai, tepalai, presas. Bet čia dar daug tvarkymą. Viską čia reiks tvarkyti. Visą šitą. Sieną perdažyti. Ten tą visą lentą nuimti. Čia pernešti, kad būtų čia visur tuščia. Viską čia reikia ištuštinti. Į čedą. Krekždutė. Čia dar reikia viską sutvarkyti, kad viską atnešti čia gražiai sudėti. Čia bus kaip sandėlis, kur visas detalės ir taip toliau. Duchovkė va yra. Nereikia niekam pramoninė. Tai va per savaitgalį biškį aptvarkiau. Čia viens pats aišku tvarkiau. Nes bratkis virina ten. Kamazą. Tai viens pats tvarkiau. Reiks kokią dieną atvažiuoti vėl toliau. Nes, užsistovėjęs tas mūsų naujas projektas. Jau turėtų neužilgą prasidėti, o mes dar nesustvarkę garažą esam. Iš USA. Tai va, tokios dėlos. Toks garažiuks. Kažkuriam vidose pamatysit, jau bus gražus, spindintis visas. Kaip Matt Armstrong. Jokauju. Atvažiavam prie Betos močiutės sodelę. Ir jūs pažiūrėkit, kaip jis paskendęs yra. Pasižiūrėkit. Eik, va tas namuks yra ten Betos močiutės. Va čia viskas paskendė, va ten viskas paskendė. Žiauru, čia reik baidarį atsinešti, būtų geras tik toks, ne? Nu. Arba valtį prisipūsti. Arba su kokiu tuo vonė kokia. Arba iš 5-litrinių bambalių pasidaryti. Nu. Tu parodė, kiek pasum galėva 5-litrinio bambalį, čia jau dabar galim pasidaryti. Čia dabar dabar irgi galim pasidaryti valtį, paplaukit. Sėkmės tau. Įsigandai. Įsigandai. Tai ne. Tik vis tiek, kol aš neiškrausiu, negali važiuoti. Neturiu laiko. Einu į tualetą. Nu, okei, eik. Nu viskas, kolegos ir kolegienės, grįžom namo.
Reikia pribubit vandens į šitą kanistrą. Bet tikai ragų iššovė mum elniai. Galiu patikėti. Viskas eisiu editint šitą vidosą, kai jūs spėtumėt dar pamatyti šiandien, sekmadienis. Tai už 2-3 valandų jūs matot. Dabar aš pilu vandenį, kai jūs matot, tai buvo prieš 3-4 valandas maždaug. Aišku, jeigu žiūrit kitą dieną, tai jau prieš parą gal čia viskas buvo. Jeigu žiūrit po savaitės, tai įsivaizduokit, prieš savaitę čia viskas buvo. Jeigu žiūrit po mėnesį, tai po mėnesį. O daugiau važiuosiu garažą toliau tvarkyti, reikia čiustit. Ir kažkada jau kitam kanale. Mes darysim taip. Vienas kanalas bus atskirą kanalą atidarysiu, bus susijęs vien su automobiliais. Gal iš Amerikos, ne gal, tikriausiai, jeigu viskas sklandžiai eis. Iš Amerikos, jeigu ne, tai kažką čia, iš Europos. O šitam kanale tai liks taip, kaip dabar yra. Mes su Beata pjaunam grybą, žodžiu, abiškai pakeliaujam, taip kažką papjaunam, žodžiu. O kits kanalas bus visiškai vien mašinos, automobilių, remontai, testavimai ir taip toliau. Tai vat. Ir aišku, nepamirštam, kad jeigu norit prisidėti prie mūsų turinio, Contribui yra aprašyme. Ir iki kitą vidosą. Hebra. Čiau.